Dabar bus pirma Gabrielės reakcija, kaip atrodo mūsų sandėliai. Jinai dar nebuvo, nors jau turim kiek laiko, savaitę atrakinta viskas. Į vidų, mano. Į save trauk. O. Dabar dar yra betvarkė, bet važiuosim pirkti daiktų ir tvarkytis ir pasidekoruoti viską. Geras? O, vandens kaip užkrito. Erdviau atrodo, negu per nuotraukas. Nulipam į viršų pasižiūrėti. Lipki, ten yra stalas, kėdė, aš to ateisiu parodyti. Na va, kaip atrodo tas mūsų viršus, pagal 05 gal jungsi, tai čia jau turim stalus. Man tas surinko su kėdėm, printeris ir dėžės. Tai reikia va kažką sugalvoti, nes galvojam gal čia kažkokias užuolaidas pakabinti. Ir kažkur reikia kavos aparato. Ane, Elžbieta? Gal ir šitą sieną reikia uždengti. Tai jaučiu... Nužėlėja, žinai. O atsineši nuotrauką? Net, pas tave metras. O ten apačioje tai tik sandėlys, tai tiesiog reikia sutvarkyti tvarkingai. Oi, neišnešim dar dėžių, reikia išmesti. Išrūšiuoti. Ir manau, kad nelabai čia ką daugiau padarysim. Išsikraunam dar dalį likusių dėžių iš namų ir važiuosim pirkti daiktų, jaukinti ir gražinti šitą ofisą. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nu, nešam mes, aš pafilmuosiu, nedirbsiu. Kas tau gražu? Aha. Renkamės užuolaidas, galvojam, kad gal šitos visai fainos būtų. Toks lengvas tas audinys. Jis atvažiavo pirmos ofisinės kavytės atsigerti ir pirmas klausimas buvo, kiek kainavo puoduką. Sąskaitos kontrolierius. Sako, kodėl jūs gražių puodukų prisipirkat, ką veikia nesimato net per dėžės, tiek užsikuitusios Gerai, nes aš paleidau etiketą spausdinti, dar eisim pakuoti, Elizė pasipuošus. Reikia čia tau uždėti, kaip jisai, kur būna foto tapetą, žinai, kur imituoja vaizdą, kad... Ne, Prašau. eisim tvarkytis. Šiandien antra iš tikrųjų diena, vakar tik tais biškį pafilmavom, kaip nuvažiavom į parduotuvės, ten susipirkom visko, dabar tik tais einam tvarkytis ir tai nežinau kiek spėsim, nes reikia dar siuntą supakuoti. Ir tada jau pradėjom pakaitomis, tiesiog vieną pakavom, o kita bandė kiek įmanoma apsitvarkyti apačią, tai išnešiojom dėžes, apdėliojom kiek įmanoma tvarkingiau ir galiausiai parodom rezultatą. Na va, jau šiek tiek susitvarkėm pirmą aukštą, dar prie antro tik tais eisim vėliau. Vesta jau pakuoja siuntas visas, tai šiek tiek viską išsirūšiavom, kad padėti produktai ant dėžių, kad būtų aišku kur kas. Stelažų kol kas nusprendėm nenaudoti, nes mūsų dėžės labai sunkios, tai pačiom sunku būtų nusikelti ir nenorim, kad produktai dulkėtų, tai tegul lieka dėžutėse viskas. Čia gale visos pakavimo dėžės ir pakavimo granulės. Aš ten pakuoju, Gabrielė perėjo surinkinėti čia viską. Įdomu, kiek laiko užtruks. Nespėjau nufilmuoti, sakė, tikiuosi šiandien baigti, klausyk, mes vandens turim čia, nes čia pas mus šičia vietoje nėra vandens, reikia eiti už kampo atsinešti. Čia negaliu imti. Ir jau žiūrėkit, kavos aparatą turim veikinti. O čia bando surinkti šitą visą, kur norim kavos vietą padaryti. Atvažiavo vėl pagalba, man tas biškis susuko, Elžbieta dabar padeda, o kitas užsinorėjo pavalgyti. Ir kažko jau trūksta, ne? Ne, netrūksta, tik nerandu. Tai tas pats. Ir jau šiukšlių daugėja. Lietuviai tinka? Nustumk Elzytę atgal, kas? Gražinam tada. Dabar Elzė tegul pastovi, gerai, čia padėliok šitos. Man paruoš padėlius ir tuos indėlius. Ką dėsim? Kaip tas kavos aparatas. Jis telpa iš vis ant šito stalo? Į kurią to pusę noris šitą ramą? Šito gal? Telpa šiaip. Viskas gerai, gražiai atrodo, na? Reikia eiti padelius išplaut, manau, vis dar.
Va, pakuoja podelius. Tik eisim išplauti visus jos, nu bet nuneš pasižiūrėti, kaip atrodo. Na, bet ten, kai tas stiklas įdomu, nereikia kažko patiesti. O, kaip gražiai išrikiavai. Pagal dydį. Nusipirkom tokias užuolaidas, kad šitą sieną uždengti. Oi, ir dabar galvojam ant virvėsės, tiesiog pabandyti kažkaip pririšti. Neįsivaizduoju, kas gausis. Bet toj pasižiūrėsim. Kažkam reikia čia dabar laikyti, bet čia reikia laikyti, kad aš galėčiau šitą galvą įsukti. Greitai dar atsinešiu viską parodyti, ką nusipirkom. Tai iš jūsų parduotuvės nusipirkom tokį vandens ąsotį, nes pas mus vanduo yra tik tais išėjus iš čia, tai kad atsinešti ir vis turėti. Tada tokią šiukšliadėžę. Irgi mažytę tokią, tiesiog viršuje. Pačioj turim didesnės, vėliau parodysiu. Tada dvi tokias lemputės ant stalo, kad tiesiog jaukiau būtų. Tada vandens podelius 4 tokius. Tada kavos podeliai 4 didesni tokie va. Ir espresso tokie, dar 2 mažiukai. Tada užėjom į Sinsėjų ir radom, man atrodo, po €1,50 buvo išpardavimas tokie va indeliai kavos kapsulėms sudėti. 2 pasiėmėm. Ir rankšluostukai. Tiesiog irgi pasikabinti. Dar pridedu saldainių dubenėlį tokį va baltą pasiėmėm irgi iš Jusko, kad ant stalo laikyti. Ko mes pažiūrėsim. Tai žinai, ką padaryti, man ratus. Paimti jau čia, žinai, kaip tokį suplanuojam. Gal gulšiai, tik tais matos dabar stalų aukščiai, kad ne vienodi. Ant kažko uždėjom, kažkurio kojelio matyti. Galvojam, gal tą lentą reikės ir didesnę po to, bet pradžiai pabandysim su tokia. Ir čia dedam popierių, ne? Pabadykšti. Nežinau, kažkaip labai nesilaiko. Čia biškį padedam tą mažesnį dėžutę. Kažkas dar atvažiavo? Pasižiūrėk. Nu jo, visai gal fainiai atrodo dabar. Dar galvojam, kad reikia kilimų, bet turbūt truputį vėliau. Nes visko vienu metu nespėjam, dar va nusivalom. Man atrodo, neparodžiau šito kavos stotelės galutinės. Čia pasidėjau saldainių. Tai podeliai, kavos aparatas ir ten rankšluostukai papildomi ir kavos kapsulio šiukšliadėžė šalia. Printeris dar neturi savo vietos, tai irgi dar sugalvosim. Biški pavargusios jau. Ne pirmą dieną čia tvarkom, tik tai sulipdom viską greitai į vieną video. Susirašėm šiandienos darbus, išsibandėm, kaip veikia lenta. Galim atgal dėti. Turim tokių va dviejopų magnetukų širdutės ir žvaigždutės. Ir kaip atrodo galutinis vaizdas. Aišku, tikiu, kad dar pildysi čia viskas, bet šiai minutį, manau, labai neblogai iš to, kas buvo prieš tai. Galėsiu dar kur nors pakartoti tą vaizdą, nuo ko pradėjom.
Tai tikrai galima jau čia sėdėti ir dirbti, tai tą ir einam daryti. Nebėra kada čia. Reikia kavos apie. Jo, gražinsim, kai biški bus darbai jau daugiau nudirbti. Vandens tik tais reikia ir viskas. Dar turim tokių rekvizitų likusių nuo visų fotosesijų ir filmavimų. Tai turim tokią grindų plovimo šluotę iš Zara Home. Šiaip jau čia dauguma mūsų rekvizitų ir visko yra iš Zara Home, nes ir šitos dėžutės iš tikrųjų yra nuo pirmos reseto fotosesijos likusios. Čia buvo valikliai sudėti. Irgi iš Zara Home. Lenta irgi iš Zara Home. Ką dar turim? Šitie iškeliaus visi į apačią. Ten dar turim šį peliuką, tai tiesiog atpašluoti. Viskas, einam kavos, paspausiu, jau įsijungia.